Sveiki brangieji, šiandien įsijungia Magis paskyrą. Advento skaitiniai kupini džiaugsmo ir pakilumo ir trečiasis sekmadienis neišimtis. Šiandien esame kviečiami pakreipti tą džiaugsmą konkretiems artimo meilės darbams ir Dievo šlovinimui. Skaitinėje iš pranašo Izaijo knygos girdime įgaliojimus veiksmams. Skelbti gerosios naujienos vargdienėms, atidaryti kalėjimo durų kaliniams, paguosti prislėgtųjų. Viena vertus, tai yra pavyzdžiai to, ką būtų galima pavadinti bendra taisyklė, suteikia tam tai, ko jam labiausiai reikia. Kita vertus, tai yra priminimas, kaip svarbu nepalikti kito vieno jo varge arba kaip svarbu pasidalinti džiaugsmu. Popiežius Pranciškus praėjusią vasarą kalbėjęs pasaulinėse jaunimo dienose milijoniniai miniai, teigia, kad džiaugsmas yra misionieriškas. Tai yra kažkas, ko negalima laikyti vien tik savo, kažkas, ko reikia dalintis. Atrodo, kad būtent taip ir darė Marija ir Elzbieta. Dvi moterys iš Dievo sulaukė milžiniškos malonės. Dvi moterys, ko gero iki galo dar negalėjo suprasti, kas jų laukia. Ir dvi sielos padrąsinę viena kitą, pasidalinę džiaugsmu, davė gerą tikėjimo liudijimą ir garbę už nuostabius įvykius savo gyvenime atidavė viešpačiui. Šio susitikimo metu nuskamba žodžiai, kuriuos girdime ir šiandienos mišių skaitinyje. Malda Magnificat, be kitų progų kartojama ir brevioriaus vakarinės maldos metu. Tai yra neišsemiama jūra, bet vieną arbatinį šaukštelį vis dėlto pabandykim pasemti. Švenčiausiai mergelė tarė: mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes didžių dalykų padarė man viešpats. Marija įvertina tą malonę, kurią viešpats ją apdovanojo. Dėkingumas yra didžiulė jėga, įkvepianti mus konkretiems meilės darbams. Ji tirpdo savanaudiškumą, nuobodulį ir neviltį. Dėkingumas visada yra nukreiptas į kitą asmenį. Esu dėkingas kažkam. Žinoma, natūraliai norim dėkoti tam žmogui, kuris mums padarė kažką gerą. Tad gali tai būti, kad šalia neturėsim jo. Neturėsim, tai neturėsim. Tai kodėlgi nenuėjus ir nepadarius kažko gero kitam, kuris niekuo dėtas dėl to, kad jaučiamės dėkingi. Juk dovanai gavote, dovanai ir duokite. Bičiuliai, kviečiu prisiminti tas akimirkas, kada atrodė, kad iš džiaugsmo norisi šaukti, šokti, dainuoti, giedoti. Galbūt per tą dėkingumą viešpats paskatins ką nors gero ir konkretaus padaryti artimai. O galbūt kaip tik tai, už ką esame dėkoję viešpačiui maldoje, yra kažkas, kuo galime ir esam kviečiami pasidalinti su kitu žmogum, paliudyti ir atiduoti, įgarsinti šlovę savo viešpačiui. Nedraudžiama ir kitais metų laikais, bet per paskutinę Advento savaitę ypač tinka. Palaiminto laukimo.